ko niekas mums nepasako arba kam niekas neruošia ir kam tikriausiai neįmanoma pasiruošti, tai yra jausmui. Jausmui, kuris mus ištiks tėvystėje. Nuo visiškos bejėgystės ir nežinojimo, ką daryti, iki suvokimo, kad žemė slysta iš po kojų ir mes nebeturime kontrolės. Nuo didelio kaltės jausmo, dėl visko, dėl to, kad vaikai nelaimingi, dėl to, kad jie verkia, dėl to, kad jie neišsimiega, dėl to, kad jie nemiega, iki neadekvatumo jausmo. Kokia aš esu mama ir tėtis, jeigu mano vaikas va taip neužmiega arba kažko nemoka. Ir tie jausmai tokie gilūs, tokie stiprūs, daugumai mūsų mes tokiu jausmų intensyvumu pirmą kartą susidurime tapę tėvais. Niekas mums apie tai nepasakojo, mes ruošėmės visai kam kitam ir staiga užklupo jausmas. Ir tas jausmas mus parklupdo ant kojų. Ir mes nebežinome, ką su tuo daryti. Ir aišku, visų pirma, einam atsakymų ieškoti apie vaikus. Todėl šiandien labai svarbu kalbėtis apie mus tėvus, nes klausimai ir atsakymai yra mumyse.